Ką čia veikiate? Liūdžiu. O ko čia dabar liūdėti? Galimai maistas nepašils. Eiti taip stačiai yra pompa. Mes nepratę. Nepratę vaikščioti visai. Mes einam tokią vietą ir netrodo, kad čia tako eitumėm. Pažymėta jau seniai nematėm. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi Bastūnai. Sveiki, spėkit, kur mes esam ir ką mes veiksim šį kartą. Mes atvykom į Zakopanę. Planuojam bastytis po kalnus. Šiandien yra lapkričio 11 diena. Ką tik atvykom į savo bastūnvietę ir dabar trumpai aprodysim, kur mes gyvensim artimiausias 7 naktis. Eime. Turime virtuvėlę, tokią nedidelę. Vonios kambarys su tualetu. Turime tokią svetainę, visai jaukią. Laiptai į miegamąjį. Lipam stačiais laiptais. Parodysiu, kaip atrodo. Va taip, labai juokingai. Tai už 7 naktis sumokėjom 430 eurų. Na ką, dabar keliaujame ir pakalbėsime apie rytojaus dieną. Zakopanėje mes jau esam buvę. Turim nusipirkę žemėlapį, kuriame žymime raudonų markerių trasas, kurias esam praėję. Tai greičiausiai matosi, o čia sužymėta raudonai. Tai buvom tokiose vietose kaip Morskio oko, įlipome ir į aukščiausią Lenkijos viršūnę, Rysį, buvom ir Kasprovo Vierch, ir Gievonte. Nuo miestelio Kyri taip pat turime tokią traselę, čia toksai labiau miškų buvo kelias, toks įdomesnis. Na, o rytojaus planas yra praeiti šitą atkarpėlę link Gievonto, bet Gievonto nesieksim, tada mes suksime atgal link mūsų namų. Pareisim kitą pusę ir mums šita atkarpėlė turėtų užtrukti maždaug apie 8 valandas. Tai ką, einam ruoštis miegoti, nes rytoj reikės kilti anksti. Bastūnė jau miega. Iki rytojaus. Labas rytas. Labas rytas. Mes jau atsikėlę, pavalgę, susidėjom daiktus ant stalo, norime parodyti, ką mes nešamės į kalnus. Viską susikraunam ir keliaujam ten, kur vakar buvom viską suplanavę. Tai nešamės kuprines 40 ir 50 litrų, šiek tiek didesnės tam, kad galėtumėm lengvai įsidėti šiltas striukes. Kėdutes išsilankstyti kalnuose ir pasimėgauti vaizdais. Tada įsidėjome jau arbatos, maistas, maisto daviniai, plus bandelės, powerbankai, laidai. Šiek tiek grinųjų įsidėjom, jeigu prireiktų. Žemėlapiuką, tik sumažintą variantą mažesnį. Turniketas, peilis, neperšlampami apsiaustai, bastūnės kulnai tokie, kad nenutrintų. Prožektoriukai, apkaustai, jeigu daug sniego, kad neslidinėtumėm. Akinius įsidėjom nuo saulės ir vėjo. Tada pirštinės ir mūsų vanduo. Ir dar ko nepaminėjau, tai pašikniukai. Kad šiltai sėdėtumėm. Ir dar, kai ko nepaminėjai. Ko dar? Kas čia? Ai. Čia negėrimas. Svarbiausia apsauga. Tai esame nusipirkę apsaugą nuo meškų. O maža ką? O gal? O jeigu? O jeigu mus puls? Jo, reikia tikėtis, kad nereikės panaudoti, bet jeigu ką... Geriau turėti nei neturėti, nes mes nuo meškos tikrai nepabėgsim. Na ką, einam ruoštis, dėtis dabar viską į kuprines ir pradėsime. Turim po 7:17 išeinam iš namų. Yra žiauriai karšta, iš tikrųjų apsimojau savo šiltą striukę, bet kažin ar nereikės, tik išeisiu lauką jau ją nusimauti.
Jie labai mėly ir gražus, bet mes jų sutikti nenorim. Ar ne taip? Tikrai taip. Tokie pūkuoti kaip šitas mikrofonas, bet mes jų sutikti nenorim. Keliaujame. Einam jau apie 1:30 minučių. Po truputį atsivėrinėja labai gražus vaizdai, snieguotos viršūnės. Tai mes dabar eisim į tą pusę. Ten yra Gievontas, per rūką nelabai matosi kryžius, bet kartais, kai prasisklaido rūkas, tai matosi kryžiukas, tai ten yra Gievontas, tai mes eisim į aną pusę. Dabar einame tokiu akmenuotu takeliu į viršų. Akmenys labai slidus. Turim įsidėję apkaustus, tačiau mums tikriausiai prireiks viršuje, kai jau bus snieguota viršūnė, apsnigę takeliai ir bus tikrai labai slidu. Tai laukiam, nesulaukiam, labai norim įlipti į viršūnę, nes ten atsivers labai gražus vaizdai. Iš kalnų bėga toksai vandenėlis, labai skaidrus. Kažkai jis geriamas yra. O pasirodo, mes taip greitai varom, kad mes praėjom vieną lankytiną vietą, kur buvom nusižiūrėję. Buvom nusižiūrėję tokį kriokliuką. Ir mes jį jau praėjom. O leistis atgal jau nebesinori. Akmenukas po akmenuko. Jau matome pirmą sniegutį. Tai mums sako, kad jau esame aukštai. Eiti taip stačiai yra pompa. Mes nepratę. Nepratę vaikščioti visai. Matosi miestelis, iš kurio atėjom. Ir štai mūsų kalnai. Mes lipam vis arčiau, vis arčiau. Tikriausiai nesimato, bet va tas. Aukščiausias. Šita vieta, ten yra Gievontas. Dabar bandysiu pritraukti ir parodys, ar matosi kryžius. Matosi kryžius, jeigu įsižiūrėtume, tai ten yra Gievontas. Šiandien oras tai yra pasaka. Tobulai. Saulutė šviečia. Žiauriai gražu. Atsargiai čia. Reikia lipti. Prašau, dėti kojytę čia. Tau padėsiu.
Jau nebedaug liko iki viršūnės mums nueiti. Ten, kur pavalgysim savo pietus. Ir tada keliausim atgal, kitu aišku maršrutu, į apačią. Tai ką, keliaujame štai tokiu takeliu toliau. Eime. Viršūnė Ketera jau labai arti. Tuoj užlipsim. Kokį 10 minučių ir būsim viršai. Ir ten laukia mūsų pietūs. Pietūs. O po pietų keliausime atgal. Artinamės prie Gevonto. Labai nedaug liko jau. Kiek laiko mes ėjom nuo pat namų? 4 valandas. Prisėdom, atsigersim vandenėlio. Ir iš tikrųjų ta Ketera yra daug toliau negu tikėjausi, nes jos pilnai nemačiau. Tai mes dar eisim apie pusvalandį, gal valandą. Sunku pasakyti. Jo, bet mes eisim ten. Tiesiai, kur filmuoju, eisim tenais. Vaizdas tai nuostabus, žinokitės. Realybėj atrodo labai gražu. Labai. Turime žiemą. Tai ką, atėjom į savo pietų vietą. Dabar pietausim, gersim arbatytę. Ten Gevonto viršūnė, mes ten neeisim, nes nesam tos planavę, nes jau esam buvę iš tikrųjų 2 kartus. Tai šį kartą neeisim. Dabar išsirinkom tokią vietelę, kur pietausim. Tokį mini kalniuką susiradom. Vaizdas į visas pusės yra įspūdingas. Yra beveik 12. Lankstomės kėdutes. Sėdėsim kaip kokie karaliai. Karaliai soste. Taip, ne šiaip savo ant kokio medžio, ant kėdučių. Oras šiandien yra nuostabus, tobulas. Pačioj Gevonto viršūnėje neatrodo, kad yra daug sniego. Labiau yra šitoj vietoj snieguota. Na ką, atėjome į viršūnę. Prašome sėstis į sostą. Kokia čia viršūnė? Čia yra beveik Gevonto viršūnė. Gevontas tai ten. O mes čia, bet mes neįsime. Todėl, kad mes nenorime eiti. Mes jau ten buvome. O dabar mes eisime pietauti. Ir ką mes turime? Mūsų yra davinys. Tai yra ryžiai
grybai ir soja. Pasišildysim. Ir turėtų būti labai skanu, čia labai didelis kiekis yra. Turėtų užtekti ir bastūnai, ir bastūniai. Aišku, turim 2 vienetus, tai bandysime įveikti mes juos. Gerai. Čia šildysim maistą. Nusiplėšia šitą plėvelę. Šitą dėsime į vidų. Ir taip, ten reikia įpilti vandenuką. Bet žinot ką, mes neturim vandenuką. Mes turim skysčio. Čia bus vyšnių skonio. Bet vis tiek suveiks. Štai kaip. Dar reikia iki linijos. Ai, beveik yra iki linijos. Gal dar biškelį. Viskas. Nežinau, ar suveiks. Bet pabandysime. Taip, kitas. Ką čia veikiate? Liūdžiu. O ko čia dabar liūdėti? Galimai maistas nepašils. Valgysim šaltą. Valgysim šaltą. Nesuveikė šita cheminė reakcija. Ir teks valgyti šaltą, nes nešyla. Gal dėl to, kad ne su vandeniu, o su tokiu gėrimuku užsipylėm. Galbūt taip, o galbūt ne. Ja. Nesvarbu. Tiks ir taip. Svarbu, būsim sotus. Ką, einame valgyti? Nu ką, ragaujame šaltą patiekalą. Švedišką maisto davinį. Šaltoje vietoje. Prašau paragauti ir vertinti. Atrodo nelabai skaniai, bet gal bus skaniai. Visai skanu, tik tai kad šalta, jeigu bus skaniau. Sojų gabaliukai kaip skanu. Valgoma? Jo. Gerai, tada ir aš einu valgyti. Išidėsim. Ar jūs nusirenginėjate? Be abejo. Ar jūs juokaujate? Nes bus šilta tikrai. Nebus. Bus. Papietavom šaltą maistą, šiltą arbatą. Bet dabar sušils viskas viduje. Nes susimaišė šilta arbata su šaltu maistu, tai bus normaliai šilta sriuba. Paliekame šitą nuostabų vaizdą. Atrodo, vau. Ir dabar leisimės į apačią. Mes dar turime planų, žinokit. Turim spėti parduotuvę. Nes maisto mes neturim daugiau. Tai yra mums būtina. Kur keliaujate? Į parduotuvę. Parduotuvę? Keliauju į parduotuvę. Ne kažin kiek nuėjate, žinokit. Nu, ne kažin kiek. Kiek liko mums dar keliauti? Pusę kelio. Bet dabar viskas vyks greičiau, kadangi mes leisimės į apačią. Tai jeigu žemėlapis nemeluoja, kaip jie parašė, tai apie 2 valandas kelio turėtume nusileisti iki apačios. Aišku, mums iki mūsų gyvenamosios vietos turėtumėm dar eiti apie 40 minučių kokį. Daugiau. Daugiau, sako. Ja. Valandą kokią teks.
Na ko, pirmyn. Mes einam tokią vietą ir netrodo, kad čia tako eitumėm. Pažymėta jau seniai nematėm. Ai, matau pėdsakus. Reiškia, viskas gerai. Kažkas reiškia čia ėjo. Tikimės neįmirti. Nu, varom. Jau nebedaug liko iš tikrųjų jaučiu. Kai išeisim į gerą taką, tai mes čia labai greit praeisim. Lazdus labai padeda nepaslysti, išlaikyti lygsvarą. Nuėma nuo sąnarių šiek tiek visą darbą. Ten bastūnė parsiridena. Kažką norit perduoti? Linkėjimus gal kam nors? Klaipėdai nereikia. Žodžiu, tikrai buvom išklydę iš trasos. Nusileidom upeliu tokiu. Netrumpą laiką. Priėjom pagaliau, įėjom į trasą. Aš dar neparėjau. Toj bastūnė peržengs. Čia yra stop juosta uždėta, kad niekas čia neeitų. Bet būtent mes čia pataikėm ir net nepastebėjom, kaip tai padarėm. Tai įsivaizduokit, kaip yra nakties metu tada. Yra apsnigę akmenys, nesimato. Ir yra sunkiau. Tai ką, parėjom į tą pačią vietą, nuo kur pradėjom eiti tą savo ratą. Dabar yra be 15:04, tai kaip ir viskas pagal planą. Dabar dar kokie 3 kilometrai liko pareiti iki mašinos. Važiuosim apsipirkti ir ruoštis kitai dienai, planuoti maršrutą. Taip, tai pakalbėsim dar vakare. Taip, iki. Iki. Jau grįžom į savo kambarį. Dabar eisim išsimaudyti, pavalgyti ir pasiplanuoti, ką veiksim rytoj. Nes kol kas dar visiškai nesam sugalvoję, ką mes rytoj veiksim. Tai tuomet, kas pažiūrėjo mus iki galo, labai jums dėkojam ir kviečiam mus paprenumeruoti ir pakomentuoti ką nors. Laukite kitų mūsų video ir pasimatysime kitame vaizdo įraše, kitoje dienoje. Viso.